Labas. Ką jūs? Gerai. Parėjau, nusimaudžiau ir į lovą. Nu, tai apie ką norit pašnekėti. Aš sakau, neskaitau tų heiterių komentarų, man tai nėra apie ką. Da. Čia tokių iškrypusių parašo, kad eiktų nach. Niekada gyvenime ištikimybės. Ne. Žinai, daugiau žmogus tave išduoda. Jis neišduoda, jis tavęs nemyli už tai ir jisai kitą žmogų Jeigu santuokoj begyvenamas žmogus išduoda savo antrą pusę ir dar nuslepia, tai reiškia, žmogus su tavim būna dėl materialinių dalykų ir dėl patogumų ir viskas. Ir dėl kitų žmonių nuomonės. Jeigu paslapčia eina žmogus ir nuslepia. Bet jeigu žmogus susirado antrą pusę ir tarp jų ten meilė užsižiebė santuokoje ir žmona arba vyras pasako, kad tarp mūsų jau baigta, tai aš nieko nesakau ant tokių žmonių nieko, bet kai slepia, tai ten viskas aišku. Arba už akių kaip išdavinėja tenais. Ir taip vyksta už akių, tai žinok, ten aš ir girdėjęs ten metų, pažįstamų turiu metus, apgaudinėjau savo antrą pusę. Tai va. Tai aš ir girdėjęs ten 2 metus paslapčiai išdraugavau su meilužiu. Tai paprasčiausia. Kodėl šlykštu? Ne šlykštu, žinai, viskas čia normaliai, žinai. Bet kai sakau, kai žmogus susiranda
daleiskim, tu draugauja, gyvena su tavim ir susirado kitą vyrą. Nu, supraskim vieną dalyką. Nu, su tavim nieko neišėjo, nu, tai arba atvėsų santykiai. Tai pasako, žinai, iš karto. Bet kai slepia tenais, paslapčia eina, tai suprast vieną dalyką jie. Tai dėl turtų arba dar variantas dėl vaikų būna ir viskas. Čia viskas aišku. Bet jeigu va ten draugavai, gyveni ir netyčia susiradai, tai kažkas tarp jūsų dviejų negerai buvo. Ir viskas. Bet smagu, kai šitaip žmonės pasako iš karto, kad ten viskas nutrūksta tie santykiai. Ačiū Jolantukė už gražius žodžius. Ne, nu tai aš teisybę ir sakau. Bet jeigu žmogus slepia, tai žinau, kad nieko gero. Žmogus bando turtą išsaugoti, materialinius dalykus, arba dėl kitų žmonių nuomonės bijosi, žinai, ten artimų žmonių rato, kad negalvotų, kad meilužį ten susirado ar meilužį. Tai ten visokių variantų. Aš tokių dalykų gyvai esu turėjęs. Ir aš pats patyręs esu. Tai va. Tai čia, žinai, ne naujiena, sakau, mano praktikoje, tai aš labai žmonės permatau. Mažai tokių žmonių, kurie tau gali šviesiai tiesiai į akis pasakyti. Mažai tokių žmonių. Mažai vyrų tai yra daug, o moterų tai mažai tokių. Mažai ten, jeigu skaičiuojant procentaliai, tai tokių moterų gal kokie 20-30, kurios procentų jau skaičiuojant, kurios save gerbė, jos iš karto paima, baigia santykius su buvusiu vyru ir eina pas kurį atrado. Čia yra pagarba, žinai, jeigu jau neišėjo, tai su saviškiu nieko neišėjo, tai va. O ten, kur vyksta santykiai šitaip, su tavim gyvena, vieno lovoj guli, o susitikinėja su kitu žmogum. Čia yra šlykštu, žinai. Šlykštu iš tikrųjų. Aš esu tai, žinau, matęs tokių dalykų. Labas, Gyti. Tai čia normalu. Jau geriau tiesa karti į akis teisybė, negu visą gyvenimą. Tai žinai, kas yra skaudžiausia, kai tas žmogus dėl tavęs vargsta ir tavo smegenis pisa, žinai, apgaudinėja už akių. Tai va tas yra šlykščiausia, jeigu tu su tuo žmogum jau nieko neturi, tai kam tu jį laikai dar prie savęs dėl materialinių dalykų. Ištikimybė, sakau, retenybė, o čia sakau, 20-30% yra tokių žmonių, kurie ištikimi yra. Labai mažai tokių žmonių yra. Dabar didelis procentalis vyrai, tai jie kitaip yra. Vyras eina, jisai načeris, neatsisuka, jis niekad nevargsta, žinai. Jis pasakys teisybę.
O moterų yra tokios, kurios slepia. Ir labai ilgai slepia, būna metus, 2, 3 slepia, paslapčia susitikinėja. Ir viskas. Man tokia situacija buvo gal prieš, čia buvo toks laikas. Ir pasiturinti tokia moteris, graži viską. Ir pamačiau. Jinai pasirinko žmogų savo bagotą. Bet ir nelaiminga, žinai, matosi, kad ten jinai toj šeimoje su tuo vyru ne kažkas ten, žinai. Jeigu jinai važiuoja pas kitą vyrą, tai, žinok, tai nieko gero, žinai, susitikinėja su svetimais vyrais. Kai pas tave tokia situacija buvo, kur čia suėdė žmogų kirviais? Kur čia suėdė žmogų? Tai sakau, labai tokių dalykų žinau, labai čia mano tikram gyvenime buvę tokių aplinkoj gyvenime. Iš tikrųjų aš matęs normalią šeimą, matęs normalų vyrą, gerai gyvenantis vyras, galvą ant pečių turi. Tas vyras turi šeimą, paskui tą moterį vieną žinau, kuri turi šeimą ir 3 vaikus neturi. Bet susitikinėja po šiai dienai. Iš kitos šeimos ir jie pažįstami. Dar ne 2-3 metai jie tai paslapčia susitikinėjo. Tai va. Čia yra per žiauru, žmogus savęs nevaldė. Ir čia žmogus savęs nekontroliavo, buvo net neverta. Aš galiu pasakyti, žmogus nesupranta, kad tai viskas baigta. Ir geriausia apsisukti ir palikti tokį žmogų ir viskas, ir eit savo keliu. Tai va. Durnas žmogus yra, viskas, su psichika kažkas negerai. Protingas žmogus, jis niekada nepersekios savo buvusios, apsisuks ir paliks. Ir jis nueis savo gyvenimo gyventi. Protingas, čia aš šneku apie protingą moterį, protingą vyrą. Tu pats pagalvok, protingas vyras, aš pavyzdžiui ir savo aplinkoj pažįstu protingų vyrų, kuris savo žmoną sužinojo, kad dar lindo prie jojo, bet jis nachui ją pasiuntė, nors ir vaikų buvo. Ir viskas, vaikai jam svarbiau, o toks žmogus tai jam nesvarbu. Ir žmona išdavinėjo jį. Tai va. Tai jau čia, žinai, žmogus nesupranta, kad va tokių dalykų atsitinka, viskas. Aš tokiu žmogum viskas. Einu savo keliu ir gyvenu, aš nesiruoščiau su tokiu žmogum net po vienu stogu gyventi. Ten paprasčiausiai, žinai, kas gautųsi, jeigu su tokiu žmogum grįžtum atgal gyventi, savigarbos neturi. Antras dalykas būtų toksiniai santykiai, nuolat prikaišymas, nuolat nėra pasitikėjimo tuo žmogum. Ten davestų vieną dieną, o žaizdos yra gilios, žinok.
Nu, čia yra šlykštukai čia apgaudinėja, žinai, nu, aš tau galiu pasakyti, jeigu radai, greičiau pasakyk žmogui, baig visus santykius su buvusiu savo, tu jį paleisk, tu eik savo keliu ir viskas, nu, ir, o ne ten, o kai, aišku, žinok, pikta, tu ir pyktum, aš, pavyzdžiui, mane kokius metus du apgaudinėtų už akių, tai eiktų nachui, čia būtų pikta, aišku, be tokių priemonių niekada nedaryčiau, bet čia siaubingai būtų pikta. Eina nachui, čia taip žiauru būtų. Įsivaizduok, kokius metus du apgaudinėtų tave su kitu vyru, arba vyras su kita moterim apgaudinėtų, tai čia yra žiauru, žinai. Tai va. Aš jums ne vieną kartą aiškinau, kodėl žmonės stengiasi santuokoj slėpti santuoką. Tai daugiausia daro moterų, yra tokių, kurios daro. Vyras tai spohui, jis apsisuka jis iš karto. Nu, bet yra tas atvejis. Nereikia nieko tokių priemonių imtis, bet tu supras, kad vieną dalyką, ten, kai žmogus tau pasako, kad tu ten draugą kažkokį tiesiog susiradai, tai dar kitas reikalas, žinai. Labą vakarą. Labas, tai. Norit sužaisti? Žaidžiam. Tai paprasčiausia, kad ten kitą žmogų susiradai ir tau pasakėjai, tai dar nieko, bet kai už akių apgaudinėja, nu, nachui ten kokius metus du. Ten žiauru, žinai. Kaip gyveni? Aš gerai gyvenu. O kaip šiandien? Ką žinau, čia jums spręsti, žinai, bet aš jums atsakysiu į vieną klausimą. Jeigu žmogus nori grįžti atgal, tai žinokit, jis ne iš meilės grįžta pas jūs. Jis grįžta iš patogumo, kad su jums patogu, kad jūs sąskaitas apmokėsit ir čia teisingi žodžiai, pritariu šiandien. Tai čia, žinok, tokius žmonės grįžta atgal ne iš meilės, žinokit, atsimykit. Nes būna, kad tokiais tarpais grįžta dėl, jau kad ten ir grįžtų, žinai, aš pasakysiu pavyzdį, jau man būtų gėda tokią žmogų nusivesti jau prie stalo, būtų gėda ten pas giminės kažkur arba pas kažkokią seserį žinot, kad mano antra pusė išdavė, tai ten tikrai nenorėčiau vestis, jau viskas su tokiu žmogum ir turėti bendrų reikalų, nes asmeniškai ir tau gėda, ir tu kitiem darai gėda, ir tu savigarbos neturi. Labuka visiems. Aš tą žmogų kirpykloje sutikau, o kur tu jį sutikai tą žmogų kirpykloje? Galiu jūsų paklausti? Klausk. Ar jūsų praneliu badlinat? Kas tas? Žaidžiausi iki, o ką? Supratau, jeigu kitas iki žaisit, tai galit jam perduot, kad tegu baigia kalbėti, nes eisiu tikrai per teismą, jau jis grinai atsibodo su savo tom nesąmonėm. Bendram kaime gyvenam, bet tiesiog nepalieka ramybė. Jis nori pastoviai, kad nueičiau į policiją ir parašyčiau, kad jis nebesiartintų prie namų. Jau yra ir tai parašyta N pareiškimų, kad jis negali artintis ir šnekėti per tiesioginę transliaciją, grasinti ginklu ir panašiai.
O tai dėl ko jisai čia taip nepalieka jūsų ramybėje? Tiesiog aš nežinau, buvo toks įvykis, kad aš rinkausi ant dantukų, priekinių dantų, jam nepatiko, kad aš daugiau uždirbau iš TikToko, kad susitvarkiau dantukus, tipo aš leidau savo malonumui, tipo aš nesitvarkiau tų dantų ir panašiai. Jam užkliuvo, kad jo sekėjai man metė, davė pinigėlius, o aš tos pinigėlius leidau dantų gydymui ir plokšteliai. Ir dėl to labai kilo kivirčas, o labiausiai supykau, kai jis man iškvietė anonimiškai vaikų teisės, kad mano vaikai yra neprižiūrėti, kad didelė nepriežiūra ir jis palietė skaudžiausia, kas yra man brangiausia. Pirmas iki girdžiu, aš taip. Tai turėjote ir šiaip TikTok'e, buvau visur prikelta, taigi aš MTV pagalbą iškviečiau. Kažką buvau matęs, kad ten esu. Tai va, tiesiog atsibodo ir tas žmogus tiesiog nenustoja, tai aš jį viešinsiu ir eisiu jau iki galo, eisiu į teismą ir tikrai kovosiu už savo vaikus ir savo garbę, nes man jau jis atsibodo. Normalus vyras metuose, bet proto nulis. Tai jūs nekreipkite dėmesio. Tai bandau nekreipti, bet pavyzdžiui, dariau neseniai prieš valandą tiesiog kaime vaikščiojau ir iš jo žmonės atėjo pas mane, tipo filmavo, kad pas mane kas lankosi, jis tuos žmonės išdarko, mane visaip išdarko, tipo aš varau ir panašiai. Gal jis jūs įsimylėjęs? Ką žinau, ką jis toj podiniai verda, girta šneka, kad mano šeimą iššaudys tiesioginiai transliacijoje, tai nežinau, jį tik į Berlyną. Aš to negirdėjau, bet sakau, jis man... Aš turiu filmuotą medžiagą, turiu ir prokuratūrai paliktavęs. Sakau. Bet tai nekreip dėmesio mažiausia. Tai aš ir nekreipiu, aš ir galvoju, supranti, tiesiog, nežinau, aš iš tiesų dėl vaikų saugumo bijau. O taip tai... Dėl vaikų saugumo. Nes aš nežinau, kas tam debilui, atsiprašant, šaus į galvą, gal jis vaiką mano padarys. Nes važiuoja su džioperiu ir nemato mano mašinos, į mano mašiną nori įvažiuoti. Tai jeigu tu važiuoji keliu, tu matai, kad mašina suka. Ir padidinti greitį, kad ją atsitrenkt. Nežinau, man tai toks ramaus būdo žmogus. Nepanašu, kad jis toks būtų. Daug nežinot, nes aš kaime jau 2 metus ir suprantat, tiek apie jį sužinau, kad kas būtų anksčiau pasakęs, tai aš būčiau net neįsileidus nei į kiemą, visiškai. Jeigu policija turi budėti prie mūsų keliuko, kad jis nesiartintų prie mūsų namų. Matai, aš jo nepažįstu, aš nežinau, žinai, pas mane ir buvo tokių atvejų, žinai, ten buvę ir aš su žmogum ir prasidėjau nepažįstamo ir gavęsis tai tokių reikalų, pats įlendo tas žmogus paprasčiausia, bet sakau, aš tai nežinau. Matai, kai aš tam pačiam kaime, kad supranti, gyvenčiau tolėliau, tai viskas tvarkoj, bet kai tam pačiam kaime gyvenam ir kai aš jį matau ir į tą pačią parduotuvę būna, kad ir susitinkam, aišku, aš praeinu, bet jeigu aš einu iš parduotuvės, jis su džioperiu sukelia dulkes, o aš būtent su ta suknelė su makiažu buvau, tai tu žmogau prisistabdyk, matai, kad moteris eina su makiažu, su nauja suknelė. Ne, specialiai taip daro. Tai ar čia vyras, čia nežinau. Aš manau, kad čia daugiausia nepykęs, aš savo nuomonę pasakysiu, iš čia manau, kad nepykstu. Žmogus gali įsimylėjęs, pametęs galvą dėl tavęs. Nežinau. Ir taip ir elgėsi gal žmogus, bet protingas žmogus taip nesielgia, žinai. Va, būtent, ir aš sakiau,
kad aš durniui duodu kelią. Nu, Kad jis ten... protingas žmogus net, žinai, tokių dalykų nedaro. Net normalus žmogus, pavyzdžiui, įsiskiria su žmogum, net nepersekioja savo nei antros pusės, palieka ramybėje, gyvena, jisai palieka ją ramybėje, tave palieka ramybėje. Tai va būtent. Bet čia aš nežinau, čia pirmas įgirdžiu, kad jis toks. Nu, Šiaip galiu pasakyti, kad jis pareiškimus 3 kartus ėjo į Kazlų Rūdos policiją ir rašė ir mane policija tiesiog kviečias, kai jis čia tiesioginiai transliacijai šoko Vadlas ar Sutartinė kova, kad jis šoko su suknele. Ir jis pareiškė, kad aš paviešinau jį, kad aš jį kėliau, kad paviešinau jo adresą. Ir panašiai. Nu, nežinau, sakau. Tai va, bet aš policijai tą parodžiau, kad O šiaip aš noriu paklausti tavęs, tu man vieną dalyką atvirai atsakyk, jūs anksčiau buvo draugai geri su juo? O taip mes susibendravom, jis ir kavos ateidavo ir viską, bet kai jis tankiai pradėjo lankytis pas mus namuose, mes su vyru sunerimom, nes jis tada atvažiuoja, kai vyro namuose nėra. Ir su vyru vis kalbėdavom, nu kažkas čia negerai. Eik tu, sakau, kas, sakau, mane žiūrėsi įvedusią, sakau, taigi aš vedusią, esu įsipareigojus. Ir vaikučių turim, sakau, bendrų, ir niekas negali į mano pusę net pažiūrėti, nes aš esu vedus. Nes man santuoka yra šventas dalykas. O taip sąžiningai noriu paklausti, jeigu taip sąžiningai gali atsakyti. Taip. O šiaip kaip vyras tave domina pranelis? Ne. Gal kai bendravimo tikrai apie stogą, apie kažką gali va jau paklausti, apie kur nesupranti, apie plytelių, kažką va tokio va gali paklausti. Kai vyras komandiruotė ar dar kažką. Kad gal galėtum... O kiek jūs laiko esat va su juo taip jau bendravę? Nu jo, va taip, kad ir kavos atsigerdavot, nuo kiek laiko? 3 gal mėnesiai ir viskas, ir buvo kivirčas dėl pinigų. Dėl pinigų? Taip, nes aš su vyru pasitardavau, aš jį ir nuveždavau iki banko, iki Marijampolės ir į Kauną pas mergas nuveždavau, aišku, jis man ten sumokėdavo ir panašiai, aišku, pirmas iki mokėjo normaliai, o paskui už dyką vežku. Tai va, tai. Bet dėl to ir visas tas kivirčas kilo ir tiesiog aš ir policijai pasakiau, daugiau aš neisiu ir nesiaiškysiu. Jūs tam durniui, atsiprašant, aš ir policininkui pasakiau, jūs jam ir išaiškite. Aš sakau, vaikų darželį dirbu, aš neturiu kada lakstyti dėl kažkokio žmogaus, kad jam susišvietė, kad čia tą aną. Ir jo pareiškimą atmesdavau. Tai sakau, kam tada jūs mane kvie? Oi, akistatai. Kokią, sakau, akistatą? Jis turi savo namus, savo kelią, aš turiu savo gyvenimą. Kas čia gali per akistatą būti? Nu ką, žinau, aš tau patarimą. Nežinau. Aš tau tiesiog duosiu panelę patarimą. Taip. Įjung durnių, nekreip dėmesio. Paklausysiu tikrai jūsų. Įjung durnių ir viskas, apsimes, kad tu nematai, negirdi, tegu jisai šneka, bilia ką, ir viskas. Protingi žodžiai jūsų. Ir visas, nekreip dėmesio, ir visas. Va, jeigu jau ten kažkokį turtą žalos ar ką, tenais vaikus puls, o tai kits reikalas, į teisėsaugą kreipiesi, o ką jis ten kalba, tegu jis kalba, nu. Nekreip dėmesio, įjung durnių. Pas mane, žinok, situacija buvo dar žiauresnė. Jo, aš jūs vis stebėdavau, matydavau irgi, kad nepavydėtina situacija. Nu, tai pas mane buvo dar žiauresnė situacija. Buvo,
patikėk, tai, nu, kitaip pas mane buvo. Bet Jo, aš galiu jums pasakyti, geriausia ignoruoti ir nekreipti dėmesio. jo, Išlikti nes kuo ramiam. labiau kreipi dėmesį, tuo daugiau aršini situaciją. Jo, nu nekreipi dėmesį, jungi tą lemputę, negirdi. Ir viskas, tu turi savo gyvenimą, savo vaikus, savo vyrą ir paprasčiausiai durną daiktą visiškai nekreip dėmesio ir viskas. Jeigu apsimesk, kad tu paprasčiausiai net negirdi, neignoruok ir viskas, tegu jisai šneka, bile ką, nu, viskas. Nu jo, jūs tiesą sakot. Nu, aš visą laiką ignoruoju tokius žmonės. Aš nekreipiu dėmesio, bet jeigu jau iki tam tikro lygio daina, kada pradeda kažkur man kenkti per turtą kažkokį ar ką, aš imuosi priemonių jau. Bet, kad tai apie mane kažką šnekėtų. Tai reiškia, gyvenat, jeigu šneka, reiškia, dar nemiręs. Jo, o ten, žinai, durnius daiktus, nėra ko kreipti dėmesio. Aš sakau, jūs esat vaikų mama ir turit išauklėtą moteris esat ir šeimą turit ir kam tai kreipti dėmesį. Pirmiausia, žinokit, patarimą duosiu tokį gyvenime. Niekada neįsileiskit tokių žmonių pas save gyvenime. Nesvarbu, kokie jie yra. Neįsileiskit į savo gyvenimą. Ir geriausia laikytis nuo tokių žmonių atokiai. Ir viskas, va toks patarimas. Nes geriau, žinai, kuo protingesnė būsi, nekreipsi dėmesio, tuo ramiau gyvensi. Bet jeigu jau iki tokios ribos, jeigu iki tokios ribos prieis, kad nors vaikas užpuls ar ten turtą žalot pradės, tada, žinai, kreipiesi teisiškai ir viskas. Ir nereikia tenais kreipti dėmesį ir viskas. Va jūs kaip ir jūs kreipiat dėmesį, tai jam tai patinka, kai jūs kreipiat dėmesį. Jo, atsimink, kiekviena žmogaus reakcija, narcizai labai mėgsta reakciją, supranti? Narcizai. Tai aš tau paaiškysiu, kai žmonės yra narcizai, jie mėgsta reakciją, supranti? Tai tu va, tu, pavyzdžiui, reaguoji, jiem patinka. Jau tu jį užkabinai kažkur, jiem patinka. Tas pats aš paaiškysiu, kaip ir su vyru. Moteris draugauja, ne? Arba ką, tyko ramu ir moteriai reikia arba vyrui reakcijos, kokios reikia. Tai sugalvoja, tai va, sakau, čia narcizų poelgis toks va. Tai va, ir viskas, mažiau ignoruoti reikia. Ir žinai, tokias reakcijas, jeigu kreipsi, aš sakau, praeis ilgas laikas, nebekreipsi dėmesį, jis pats atstos nuo tavęs ir viskas. Nu va, žinokit, labai jūsų patarimų sulaukiau labai didelio, pasakymų tokių žodžių. Man tikrai to reikėjo ir tikrai teisingus žodžius pasakėt ir tikrai didelis jums ačiū. Nėra už ką, žinai, bet aš jums pasakysiu, žmogus išlieka protingas, kada nekreipia dėmesio į tokius žmonės. Ir kuo to nekreipsi dėmesio, praeis ilgas laikas, pamatys, kad nebeįdomu, jis atstos nuo tavęs ir pamatys, kad reakcijos negauna. Prie kažko kito prikips ir viskas. Jo, ir viskas, paprašau. Nu tai jeigu prikips prie kito dalyko, tai jeigu jau prie turtų artinsis, žinai. Ne, prie kito žmogaus aš norėjau pasakyti. Kaip prie žmogaus? Jis net prie bobučių kimba ir dar ko bobutes. Vyresnio amžiaus žmonės.
Nu, čia, žinai, svarbu tavęs neliestų. Jo, tai nežinau, Jo, nu pagarbos tiesiog neturi jo, vyresniam žmogui, tai čia jo paprasčiausia. reikalas. Jis pavyzdžiui, net kunigą įžeidinėja. Nu, tai žinai, aš tau pasakysiu, ką jisai daro su kitais, čia jo sąžinė. O svarbiausia, kad tavęs neliestų. O ten nekreip dėmesio, tu negyvenk, ką jis daro su kitais. Pokai, Taip. tau Sakau, turėtų jeigu nerūpėti. mano mama palies ar mano vaikus, ar mane pačią, tada jau aišku, vyras, aš pasakiau, vyras ir norėjo, tiesiog sakau, į šūdą nekišk rankų, nes paskui ilgai smirdi. Ne, paprasčiausiai nekreip dėmesio, paprasčiausiai jungi durnių. Aš tokių, žinai, kiek esu matęs, sakau, priekabiautojų, prie manęs kiek priekabiauja. Tai, žinok, yra dar tai, žinai, kai vyresnio amžiaus žmogus taip elgesi, tai yra baisu. Bet kai aš pamačiau po 20, po 23 metus, po 25 matęs vyrus, kaip elgesi. Bet geriausias dalykas nekreip dėmesio. Taip. Gerai, tada ačiū už žaidimėlius ir tada gero Jo. vakaro jums. Laikykitės ir Jo, gerai, stiprykitės. ačiū. Jo, iki. Jo. Tai va, kas čia ką, pirmai šnekėjom apie išdavystės, nutraukį čia, žinai, viską pratęstų tą pokalbį, ar čia norit, ar nenorit, parašykit. Nu. Tai ką aš galiu pasakyti, aš tokių porų matęs dahuja ir sakau, yra baisu, iš tikrųjų baisu, te kai žmogus pasako, žinai, kad susiradau kitą, viskas baigta ir eini su savo gyvenimą, žinai, ten ir panašiai, tai nieko. Bet kai, pavyzdžiui, yra tokių dalykų, ne, į kunigus aš ne. Tai aš sakau, kai ir va tie tokių dalykų atsitinka, sakau, chebra, kaip sakau, va ten yra žiauru, kaip tave ten metus apgaudinėja, už nosies vedžioja. Ir tu su tuo žmogum gyveni vienoje lovoje ir nežinodamas, kad jis taip elgėsi, tai yra baisiausia. O čia, kai žmogus prieš susirado ir tau pasakė į akis, taip gavosi, nu tai eini savo keliu ir viskas. O dar ką noriu pasakyti, o žmogų per prievartą tai prie savęs niekada nelaikyti, nes, sakau, kas laiko žmogų per prievartą, tai arba tie turtais priverčia laikyti žmogų, arba per vaikus, tai yra baisus dalykas. Tai va, aš manau. Tai va, aš tokią nuomonę, žinai, sakiau, žinai, bet sakau, dauguma aš pasakysiu, ne paslaptis, bet dauguma gyvena dėl materialinių dalykų, dėl to, kad patogu visą laiką. Ir viskas. Tai va, tik tiek. Ne, tai mano vienam pažįstamui buvo nutikę. Bet dažnai mano pažįstami nėra kiti durni, bet kiti tai ten kvailina, žinai. Tai aš sakau, yra visokiausių žmonių ir pas mane buvo toks atvejis.
kada žmogus pasirinko bagotą žmogų, grįžo dėl finansinių dalykų, žinai. Ir žinai, aš su tokiu žmogum tikrai nenorėčiau gyventi. Pabrėšiu dėl ko, kad su tokiu žmogum negalėčiau gyventi. Ar norit žinoti mano nuomonę, dėl ko aš negalėčiau gyventi su tokiu žmogum? Deja, aš pasakysiu, tai yra labai didelės nuoskaudos. Iš tokių dalykų neina užmiršti visą gyvenimą. Tai kas myli žmogų, labai skauda. Ir pas tokį žmogų grįžt, tai yra savęs negerbimas. Ir jeigu ir grįžtum, aš manau, kad tie, kurie grįžta, tai ten savęs negerbia. O šiaip tai labai gali dar būti baisiau tuose santykiuose, nes tu kentėsi ir kitą žmogų kankysi. Tai va ir viskas. Tai ne gyvenimas, ten visiškai nėra jokio gyvenimo ir ten su tokiu žmogum nėra apie ką kalbėti. Tai musulmonai, ką nori, tą turi, nu tai jie turtingi žmonės. Nu, tai va tik tie galiu pasakyti. O čia yra tokių dalykų. Skau, čia visai kaip yra, žinai, bet ačiū Dievui, kad pas mane tokių dalykų nėra, žinai, džiaugiuosi iš tikrųjų. Nepavydžiu, kam taip yra, žinai. Ir nepavydžiu tas, kuris žmogus sužino, kad taip atsitiko. Tai yra žiauru, labai žiauru. Tai tik tiek galiu pasakyti. Stiprybės tam žmogui. Tai va, tik tiek galiu pasakyti. Tiesiog žinau, ką reiškia. Ten būna buvęs toks yra atvejis, kada žmogus 2 metus žinojo, kad jo žmona draugavo su meilužiu, tai ten tiesiog buvo žiauru. Žiauru iš tikrųjų. Na ir aš pasakyti tik tiek, labai nuoskaudos labai stiprios yra. Su tokiu žmogum geriausia viską baigti, tu eini savo keliu ir jis eina savo keliu. Kuo atsitrauki nuo tokio žmogaus, tu tuo sveiksti nuo jo. Iš tikrųjų, tu sergi paskui, kaip atsitrauki, pradedi naują gyvenimą, aišku, tik tai ne po kiek laiko trunka tas procesas, tai būna metų trunka, pusę metų, 2 metus trunka. Tai va, ten būna visai, žinai, bet žiūrim, kokie santykiai buvo. Nuo santykių priklauso. O čia nuo žmonių priklauso, kaip perės. Skau. Didelis procentalis dėl materialinių dalykų gyveno. Jau tai nieko nėra, tai nėra nei meilės. Ten gyvena daugiausia būna dėl turtų, dėl gerų patogumų. Ir viskas. Aišku, buvo išdavę.
Nu. Bet aš palikau iš karto. Bet jau čia labai seniai buvo. Bet aš iš karto palikau. Aš net jau nesusitikdavau, net jau nebendravau su tuo žmogum. Nutraukiau iš vis ryšius. Ir viskas. Praėjo, kokį 1,5 metų. Nei tie gal nepraėjau, viską užmiršau šiai. Ir man net neįdomi buvo. Nes, nebuvo įdomi. Kiek viskas. Tai mes gyvenom kartu. Na ir viskas. Savo keliu. Džiaugiuosi. Jinai man padovanojo, jinai padovanojo visiškai kitokį gyvenimą. Nes jeigu aš būčiau gyvenęs iki šiol su ją, tai aš būčiau beprasmį gyvenimą gyvenęs. Tai atvirumas man buvo pats smagiausias dalykas. Jinai pati prisipažino, kad mane išdavė, sakytų. Ir viskas. Neišdavė, jinai pasakė, dėl ko, kaip, kas buvo ir viskas. Ir viskas. Nėra. Dėl tau žmogus tau neberūpi. Ir viskas. Bet tai nenori, net su tuo žmogum nieko jau bendro turėti nenori. O paskui ta meilė užgesta visiškai, jau gest pradeda. Ir viskas. Pradeda paskui tą meilę gest ir pamiršti tą žmogų. Tai va tik tiek. Turiu draugę, jau tuoj bus 1,5 metų, kad draugaujam. Mes dar draugaujam, susitikinėjam, leidžiam laiką, bet aš ją pažįstu nuo senų laikų, tai va dėl to daugiau apie ją žinau. Tai, žinai, mes draugai buvom iš pradžių, seniau. Tai va dėl to. Aš labai seniai ją pažįstu. Tai va. Bus matyt. Ateitis parodys. Labas. O ten sakau, kad žmogus
Net neverta. Gyvenime, sakau, kai tokių žmonių atsiranda, keršyje tenais. Labas mažytė. Nida su širdute. Keršyje tenais, blet, visiškai žmogus atsilūpęs. O kam to reikia keršyti? Bučkis tau Natalija. Mažytė. Einu miegot, Natalija. Bučkis į lūpas. Tai ką jūs gero veikiat? Kaip sekasi? Sveika, Daiva. Ne, aš nedepresuoju, paikit hebra, aš pasidariau savo darbus, ką man reikia. Tai dabar galiu bimbam, savo namuose reikalai susimt. Ir viskas. O ką? Aš tikrai nenuobodžiauju šią vasarėlę, tikrai aš nesiskundžiu, kad esu nuobodžiaujantis žmogus. Iš tikrųjų, aš labai puikiai laiką praleidžiu, likusį laisvalaikį. Tikrai nesiskundžiu, tikrai ši vasara man pasaka yra, galiu pasakyti, nesiskundžiu niekuo. Nuostabi vasara. Man iš vis ši vasara tai buvo labai meniškų dalykų, atnešė ir muziką, kuri ir šiaip laisvalaikį normaliai kartais praleidžiu. Ir gyvenimas visiškai kitoks. Tikrai nesiskundžiu, aš tikrai nenuobodžiauju, kaip jūs sakot. Tai va. Aš savo nuomonę paskalbu. Aš tikrai nenuobodžiauju. Tai va. Ir atsakiau iš tą klausimą. Džiaugiuosi. Tikrai nenuobodžiauju. Tai va. O kaip jūs iš vis laikotės, kaip jums vasaros iš viso, ši vasara, kaip jums iš viso gyvena? Kaip jums iš viso moterys ši vasara iš vis buvo gera ar bloga? Tai va. Svarbu gerai. Va, kai būna vasara bloga, kaip va, ten kažkieno santykiai subyra, santuokos byra, tai jau, va tada tai jau, man tai aš nesiskundžiu, tikrai nesiskundžiu. Lapas. Vėjakutė.
Man puikiai sekasi, sakau. Ir nesiskundžiu niekuo, sakau. Tai va, o taip tai ką žinau, man labai puiku. Kas dar vienas rusas atsirado. Nekalbėk apie santykius, gerai? Tai mes važiuok dabar apie santykius nekalbėsim. Ruselį mes tai užblokuosim, nes man nereikia. Pasimk rusišką pasą ir tu mane aiškiai ką šnekėti. Tai aš nuo 5 ryto jau atsikėlęs. Tai ne, aš jeigu noriu atostogas, galiu nuvažiuoti prie Šešupės, pabūnu. Ten, kur mano atostogos, tai labai geros. Tikrai man atostogų nereikia žmogaus. Taip. Tai aš namuose sėdžiu, tikrai nesėdžiu. Aš va grįžau, valgyt pasidarau. Įdėjau, ko noriu. Tai va. Ir man zaibys. Dar ką. Nu tai klauskit, šiaip pati jau, tai klauskit. Aš pasiilsiu, žinai, pochų mažai miegu, bet kartais ir pasilsėjimus. Bet kartais ir verta. Nu. Aš Jolantą pasilsėsiu, žinai, kur. Va taip dabar, va. Turėsiu pusdienį savo dabar, va. Savo, ką noriu, tą veikiu. O kodėl man siūlo Jolantą pasilsėti? Tai man viskas gerai, Jolanta, aš pasilsiu. Nesijunkit. Ai, man užtenka to miego kartais, aš. Taip. O tai kaip tu, Jolanta, gyveni? Tokia graži moteris iš tavo tikra fotkė ar ką? Kaip su vyru tau sekasi? Turi vyrą, draugą ar viena gyveni? Jolanta. Nu. Labas. Tai va, klauskit moterys, ką norit. Šiaip aš. Tai va.
Tai pirmai mačiau video, žinai, ryte. Vienas vyras tenas. Kiaušinių su dešreliais svogūnais pasikeps. Tai pasikepsi. Labas, Alina. Tai vieno žodžio. Tai vienas vyras klausė nuomonę, ar vienatvė gerai. Nu, kokios galimybės vienam būti. Iš tikrųjų, vienam yra nepamainomas gyvenimas. Labai gerai sekasi, Alina. Vienam yra nepamainomas gyvenimas. Aš atsakau į savo nuomonę, tai iš tikrųjų vienatvė yra labai smagus gyvenimas. Iš tikrųjų, daug kai ką turi gyvenime. Gali nuveikti. Iš tikrųjų. Tai va, aš atsakau į savo nuomonę. Tikrai dideli privalumai vienam būti. Tai va. Gerai sekasi. Tai aš buvau beveik 13 metų. Visai neliūdna, žinau, aš 13 metų buvau vienas. Būdavo, susitinku tie tokie draugė, šiaip laiką praleisdavai. Ir tikrai neliūdna. Bajazas, kaip smagu. Zaibys. Tu vienas gali daugiau pasiekti negu su kažkuo, žinai, nes su kitu žmogum begyvendamas jisai tave gali visai kitokie dalykai, rūpesčiai atsiranda, visokie, žinai, rūpestis, rūpintis kažkuo, žinai, kitaip yra. Labas. Tai visai kitoks dalykas, o kai tu gali su moterim šiais laikais negyventi, tik draugauti šiaip, susitikinėti. Nebūtina po vienu stogu gyventi. Susitikai, praleidai va laiką, pabūni ir viskas, ir tu gyveni paskui savo gyvenimą ir viskas. Šiaip, žinau, geriau šitaip gyventi. Taip, iš tikrųjų. Tai va. Kai draugauji, nuolat ir viskas, su žmogum ir viskas. Tikrai, žinokit, labai daug ką gali nuveikti, kai būni vienas, kai tavęs niekas nekontroliuoja. Tai va, aš atsakiau į savo nuomonę, žinai, čia mačiau vidosą. Ta vienatvė kartais labai daug atveria akių, žinai, pamatai apie ko daugiau gyvenime. Gali savo laiko leisti daugiau. Tai va. Daug privalumų. Gali muziką kurti, jeigu kūrybinga. Gali muziką kurti, gali tapybą užsiimti, gali sportų užsiimti. Labai daug gali užsiimti vienam, būdamas gyvenime, kada tavęs tu neturėsi jokių įsipareigojimų, bet vis tiek su žmogum, kai gyveni, yra įsipareigojimai, tu turi rūpinti žmogum. Supranti? O kai gyveni be įsipareigojimų, va taip, tai gyvenimas visiškai kitoks, žinokit, žmonės. Negalvokit, kad jau taip jau
Bet aš tik atsakau į savo nuomonę, o kiti tegu daro kaip nori, žinai. Supranti. Labas, Neringa. Tai va, čia kitų nuomonė, žinai. Aš atsakiau į savo nuomonę. Tai va. Ja, dar kiaušinių įsimušiu kokius 3. Tai čia bus labai skanu. Kiaušinių 3 įsimušu. Nu. Aš su muzika dirbu. Nu. Tai va, aš su muzika dirbu šiandien. Aš su muzikete dirbu. Tai va. Ai, čia va, taip pasidarysiu va tokio dalyko, va. Labas, Ainara. Va. Čia dabar šitus pakepsiu, paskui įdėsiu kiaušinių 3. Žinai. Labas, Ainara. Tai va. Jo, čia va. Pasidarysiu dabar va. Viskas iškeps. Tegu dabar viskas kepa. Ne, jau man čia pietus. Pietų aš valgysiu. Kaip tau, Lijana, sekasi? Taip, pietus, Erikutė. Tai va. Pietus. Ne, nepasipuošęs. Tai Maikė tik užsidėjo, žinai. Tai va. Nepasipuošęs. Čia kuris rašo, man 70 metų, man pohui, ką tu ten rašai apie mane, man visiškai net neįdomu, ką tu ten apie mane rašai. Man tavo nuomonė nusispjauta, man 70, man 60, ar aš blogai atrodau, ar ką, svarbu savo patinku. Man tiesiog pohui ant tavo nuomonės. Tai va. Jei aš esu senelis, tai labai gerai, kad aš esu senelis. Tai va. Man yra pohui, ką tu galvoji. Tai va. Svarbu, aš savo patinku. Aš kitiem nenoriu įtikti, supranti. Tai va. Ar ne taip, moterys? Svarbiausia savo patikti. Ar kažkam kitam, tai, žinai, turi įtikti. Aš niekada nesistengiu kitam įtikti.
Tai svarbus augražas. Nu, o ką man tos kirpyklos, aš plaukus augysiu. Nepatinka, nežiūrėk. Tai va, aš dėl tavęs eisiu, kirpsiesi į kirpyklą. Nu. Svarbu, aš savo žinok patinku. Man tas pats, ką tu tiek reikia apie mane rašai, man šiemet 7 metų. Tai va, man tas pats vienodai rodo. Aš savo bėlę patinku ir viskas, aš kitam nenoriu įtikti. Ačiū, merginos. Tai va. Aš kažkam nebandau įtikti. Ačiū. Labas, Laurutė. Bet aš plaukų nesikirpęs, tai man yra pohu, žinai. Man visiškai neįdomu, žinai. Tai yra. Kaip tau, Laurutė, sekasi? Tai jeigu aš Lietuvos juokdarys, tai kam tu žiūrai? Aš nemanau, kad tu čia manim apsikrauni, tau kiba trūksta dėmesio. Nu. Tai va, ačiū. Tai va. Man nusispjaut, žinai, ką kiti apie mane mano. Svarbu, aš apie save geros nuomonės. O ką ten jūs rašot, greiteriai, tai... Dar paskui turi pakepti svogūnas. Paskui... Nu ką, pipirų. Vat. Druskytės. Ja, Lina, labai skanus pietus gausis. Biskį štepsiu kepslo. Lengvas
geras toks maistelis, žinai, skrandžiui. Labai skanu va toks dalykas. Dar dešrelių pripjaustai, tai labai skanu, žinai. Tai šito žodžiu, česnakinių padažų. Tai labai skanu. O apie tokį labuką. Labukas seniai prisijungus buvai. 100 metų, ne? Jo, kodėl neprisijungė, kas tau buvo? Nepažįstamas mergaitės. Ai, žinai, Petriukai, tai vakar iš jūs visą dieną net nebuvo, irgi su reikalais, labai daug lyjo, blemba vakar. Tai daug laiko praleidau, nes labai daug lyjo. Aną dieną mačiau su viena, su kita, tai tie prisijungi. Jo, jos su mergaitėm betlinos. Ai, tai smagu mergin. Daugiau tik tokia tų pažįstamų žmonių atrandi, kur irgi ateina, žinai, ir pasisveikina, tai man taip smagu iš tikrųjų. Supratau, jos nepažįstu, tiesiog mes buvom susijungę ir tiek. Tai su vienu, su kitu pabūni šiaip gan įdomu yra iš tikrųjų. Bet man daug komentaruose rašė, kad ko tu neteini pas Petriuką. Jo, sako, tu ko tu Ne, dėl to, man svarbu, kad tu ateini komentaruose, palaikai Rūžytę, užmeti kartais. Nu, tai bent jau kažkiek stengiasi. Va, rašo, kad finish pagaliau, va, laukiu, kol su Petriuku susijungsiu. Tai matai, atėjau, labai norėt ir atėjau, prašom, aš čia, pas Petriuką. O kaip tau sekasi? Ai, nieko, pabiškai iš tikrųjų. Čia tokių reikaliukų turėjau, vienu žodžiu, tai... Nu, tvarkiau biškai reikalus, nes vakar sakau, tai net neprisijungiu, nes tiesiog neturėjau kada. Keli blemo, tas belekai, lyjo iš tikrųjų ir mašiną mėti, provežas iššokus buvau, nes labai prilytos, tai siaubas. Mašina užklimpo, ne? Ne tai, kad užklimpo, bet kelikiai važiuoju provežos pravažinėtos fūrų. Ir vandens daug visų buvo. Ir negalėjau važiuoti, kai visada važiuodant, kadangi labai mėtė mane, mažytė mašinytė mano lengvutė. Tai turėjau važiuoti ir ant 7, ir ant 8, tai va, tu žodžiu, ne kažką. Sėkmės tau, Finulka. Ačiū labai. Ačiūka. Ačiū už palinkėjimą gerą. Tai vakar iš tikrųjų, blemba, ir miestai, irgi mašinos tik lėtai važiuoja, nu vienu žodžiu. Ir vakar oras buvo tai iššakęs, koks iššakęs. Mes atsimenam dar čia seniau, čia labai prieš daug metų. Ačiū labai. Pro kapines pralikėm visų didelių greičių, žinai, mašiną. Ir vyras važiavo, žinai, pirmas. Tai tas vyras taip protingesnis buvo, greitai sumažino. Tai gerai, kad jisai sumažino, nes mūsų mašiną taip sunešiojo, tai būtume į namą, į sodybą, bet ačiū Dievui į bulves, į laukus įvažiavau. Į bulves, Petriukė, tai galėjot bulvekas į kokį, man tai labukas. Galėjot... Nu, sunešiau visą galą žvirkelį, suktis pradėjom načą. Ir į laukus. Ir dar pramušėm apačioje karterį visą. Per grabę skridom ir buvo laukuos, kai drenažas toks pamūrytas. Per tą cementinį skridom ir pramušėm karterį mašinos. Visas tepalas išbėgo.
O, jėtus, tai ką tai stumėt po to, ne? Nepavargsiu aš matyti. Ne, iki namų parvažiavom tuščiu karteriu. Iki namų, oho. Ačiū, Jo. Laurynai, už komanduką. Eina, tai nepasisekė, ką? A, tai bulių. Ne, netoli namų buvom, žinai, paskui tą mašiną įstūmėm į metalų laužą. Atvažiavau su... Pataisoma jau buvo, ta mašina, Tai neįsutvarkyta. ką tie mašina buvo už 600 litrų pirkta, nu tai. Ai, Na, nu tai žinai, būna ir taip, kad dar galim ir patvarkyti, blemba, gaila kaip pago. Nu, anksčiau nebuvo registracijos mokesčio. Dabar tai žmonės laikosi iki paskutinio, nes tas registracijos mokestis iš vis, blemba, plešia po kelius šimtus eurų. Tai dabar žmonės iš tikrųjų, manau, stengiasi išlaikyti tą mašiną, nes mokėti už orą irgi nesinori. tai atvažiavo metalų supirktuvį firmą su kabliais. Tai sako, tai perimą, kur užkabėt, ką čia, sakau, per stiklus poš, sakau, vežtai ją greičiau, vežk iš čia iš kiemo. Nu, va, plaktukų gavo. Na, mušat mano Petriuką. Muškit Petriuko. Skriaudžia tave Petriukė, o taip plaktukų gavai. Skriaudžia. Tai iš meilės skriaudžia. Nu. Jo, iš meilės. Myli labai, užtat ir O skriaudžia. tai kaip moterys, pažiūrėjau, su vyrui kartais per kuprą už ką užduoda. Kad blogai elgesi, nu va, pažiūrėjau, ko nepadaro, kokio darbo. Užduoda moteris, per kuprą užduoda. Na, Vadinas buvo už ką? na. Ačiū, ką. O čia nieko baisaus plaktukų gausi. Nu, jo. Tai nieko, tai čia nesijaučia toks plaktukas, tai čia. Biškiukas, toks bendras vaizdas tiesiog ir tiek. Kas Na, tas bet- pro? Nu, Kas? kur sukasi tie virš galvos, tai gaunas, kad plaktukų gauna. Aš irgi nekada sugavus, labai nesureikšminu. Ačiū už vinuką. Mano vinukos nunešė, tai čia gal atsimsiu savo vinukos va jau. Biškiu, ką valgai Petriukai kiaušinienę kepėję, man atrodo. Čia va kepiau, taip va, žiūrėk, dvi dešriukės supjauščiau į keptuvę svogūno, O, pakepiau su dešriukė ir paskui 3 kiaušinius įmušiau. nu ką, gerai. Ir viską sumaišiau, labai skanu, žinai. Nu ir gerai. Čia taip greitai, žinai, ant skrandžio lengvai, va, taip, labai skanu. Kavytės jau gėriai, rytinės. Seniai jau geriau. A, tai anksti keliesi pats? 5 atsikėlęs, aš jau nuo 5. O, jėdo, tu ko taip anksti, ko nemiegi, nesimiega Petriukai to? Paskambina, atvažiuoja, pasiima ir išvažiuoja, o ką daryti. Tave pasiema. Jo, nu tai pasiima, nu tai aš tai mašinos neturiu, tai mane, kur reikia nuveža, žinai. A, o tu kur taip anksti važiavai, Petriukai, taigi nelabai ir parduotuvės dirba dar tokią valandą. Nes Paskui pavalgai, žinai, paskui pavalgai. na, reikalų kokių tvarkyta, na, taip jau anksti reikia. Na, nuvažiuojam į viskas. O, blema. Visai būna. Penktą ryto. Kartais reikia ir vakare išvažiuoti. Na. Tai jau draugai kokie pasiema, na, tave važinėti. Ne, tai jeigu jau te važiuoji taip draugiškai pasivažinėti, žinai, tai aš laivą darau, žinai, matai, aš laivą dariau vieną sykį su draugais, kai važiavam šiaip pasivažinėti su mašina. O kada čia? Čia seniau. Ai, jo, tai šiaip va važinėjom po miestą, šiaip va prie ežero nuvarėm naktį, žinai, visur, žinai. Ai, tai gal žvejot mėgsti Petriukai, mėgsti Ne, naktį mes nuvarėm čia, tai kiti draugai susitinkam, Aha. na, vienu žodžiu, tai čia su vienu draugu iš užsienio, žinai, buvau grįžęs, tai varėm visur, žinai, kur reikia susitvarkyti. Na, nebuvo kam mūsų vežti vieną sykį, nes visi buvo Seime. Nahui, sakau, skambinam taksui. Nu. Labas, Egidijau. Tai taksi, kur reikia suvežiojo mus. Nu. Tu taksų brangu, blemba, jie ten daug plešia už tos pavežiojimus. Brangu su taksi važinėti. Jeigu netoli, tai gal ir nieko, bet jeigu toliau, tai
Nu, tai jau Į nepadeda. Marijampolę pirmin ir atgal taksas, mus tas pats nuvežė, parvežė, kur reikia. Na. Oho. Tai kiek suploja tų pinigėliaus? Nu tai ką, taksistas laukė viską, dar palauk turėjau, nu tai paėmė 130 eurų. Nu, jie būtų galus į Vilkaviškį. Eina, sako, buvo vat su mašina važiuoti savo, ten ar tam, pažiūrėjau, koks draugas vežtų, tai nu, tikrai būtų daug pigiau. Nu, bet ką padarysi, jeigu jau reiktų taksą? Nu tai mano draugas išgėręs buvo, tai jis negalėjo vairuoti mašiną. Ai, nu tai jau geriau tada su taksi važiuoti, nei kad prarasti teisės. Tai jau geriau, aš irgi rinkčiau geriau su taksi. Nei sutaupyti, bet prarasti teisės, tai dar baudą susimokėti. Geriau tada taip, geriau tada sumokėti pinigus, nes po to ir bauda kainuoja, ir teisės įsilaikyti reikia, tai daug daugiau prarasi, nei kad tie pinigai neverti yra iš tikrųjų. Prarasti teisės ir reikalų po to tvarkyti negali, bet teisų žodžiu labai sunku. Tai anksčiau pas mergas važiuodavom su taksu. A ne? Jo. Vienas tai geriausiai, žinai, iš papasakos. Jo. Sako, važiuojam pas gerą moterį. Nu gerai, sakau, važiuojam, žinai. O tu ją žinai, sako, jo. Ir tik į kiemą įsukt, ir mašina stovi, 2 mašinos stovi. O kurva, sako, kad jis tie šovi. O kurva, sako, jos vyras grįžęs. Tu kurva, sakau, nu tu pizdės, tu radai pas ką nuvažiuoti, žinai. Sako, vyras grįžęs, greitai važiuojam iš čia, sako. O tas taksistas žvengt pradėjo ir aš žvengt pradėjau. Tai blėt, sakau, tu pas moterį, taip važiuoji. O, blėt, sako, vyras jos grįžęs. Ai, tu nahu, kurva. Žvengiau, tai tokį turėjau draugą variotą, žinok, iš jo prisižvengdavom. Sako, važiuojam pas mergas. Nu, tai važiuojam, sakau, nu, tai kaip nuvažiavom pas mergas. Ir į kiemą įsukom, sakau, tai tu pamatysi viską, sako, čia bus gerai. Jo, tai sakau, pamatysim. Į kiemą įsukom. O, sako, vyras grįžę, sako, važiuojam iš čia, sako. Tai nepagavo vyras, negavot? Ne, tai išvien. Tas mergas visas pažįsta. Žinai, sako, nuvarysim, sako, šašlyką įsikepsim, žinai, pasėję, žinai, viską. Ir viskas, ne, juokiausia aš iš jo, žinai. Eina savo. Nu jo, blemba. Tai tėčiukai ieškokis... Bet jis turėdamas, žinok, jis turėdamas žmoną važiuodavo pas kitas bobas, žinok. Nu, pas moteris kitas važiuodavo. Komentatoriai, o jūs negalvojat, kad būna tikrai taip, kad yra kas išdavinėja? Nėra tokių dalykų, kad išdavinėja visi šventučiai, ne? Tai aš man sakau, mano draugas, va. 2-3 šeimas turi. Tai nereikia čia, žinot, labai kažko ir išsireikšti. Išsireikšti, jo, mano va tas draugas, kurį iš pažįstu. Jis pastoviai savo žmoną išdavinėja, pastoviai. Nu. Tai čia nenustebimas, nu. Tėva. O čia nustebo. Ir supranti, kas geriausia, žinai, kai Lietuvoje čia buvo parduotuvėje, neringa, kai dar atsimenu, Lietuvoje dar čia tik litai, žinai, buvo. Mes viešbutį būnam, žinai. Sako, ble, dabar Petė, mums reikia išgerti, pasirūpinti išgerti, žinai. Tas ištraukė viešbutį, žinai, sako. Sakau, kitokių pinigų neturi, tai eurai arba doleriai. Jo, sako, doleriai arba eurai. Tai blėt, sakau, maksimui niekas neparduos už eurus dolerius. Tai užpisdavau nueiti į tą banką mažiuką, žinai, kol įsigrynyti į litus. Nes mano draugėlis tai viens kitokių pinigų neturėjo. Arba eurai, arba doleriai, žinai. Žinai, tai sakau, pizdė, sakau. Žinai, tai įsitikėti tuos pinigus, tai visko ten būdavo. Jam reikia tik alkoholio, šnapso reikia, mergų, visko jam reikia. Nu, karočiui, pizdėt. Nu. Ačiū, Nik, už rašytę. Labas, Antanai. Ir vienu žodžiu, dukra jis turėjo 18 metų. Tai ta dukra, kiek kaina tėvą grėždavo, kiek kaina.
Tai vaikai tokie yra, jie tikrai nepagalvos, labas Žygimantai, jie tikrai nepagalvos, kad tėvam yra sunku tos pinigus uždirbti. Tai nebent jeigu žino pinigų vertę vaikas, tai tada gal Tai man būdavo patinka, tai jau duktė ateina pas tėvą, pasigauna bilia kur, tėvas pinigų duok. Tai tas tėvas nieko nei nesako, duodavo pinigų. Kiek reikia duodavo. Nu tai. Reikia vaikam duoti, vaikai dar kai mokinasi, bet aš mano tokių nuomonė, reikia vaikam kažkaip duoti suprasti pinigų vertę, kad nebūtų taip, kad krenta iš oro, taip nebus gyvenime, kad kris iš oro. Kažkokia pinigų vertė, ar žolę nupjauk namie, ar ten kokį daržiuką paravėk. Ačiū Nikai už spurgę, ačiū Regimantai. Tai jo, tie pinigai tai buvo anksčiau vertę turėjau, žinai. Nu. Bet sakau, Nes kad... tu nežinau, kaip elgtis su tais pinigais, kai visada sąskaitoj turi pinigų. Bet kas man keisčiausia būdavo, kad jisai Lietuvoje gyvena, žinai, jisai verslininkas, žinai, jis ahujienas verslininkas yra, bet litų niekad neturėjo kišenėje, vien doleriai. Vien doleriai, eurai arba doleriai. Ir sumos. Po 30 000 nešiodavosi, po 10 000. Tokiom sumom nešiodavosi. Na. Tai kaip tilpdavo į piniginę tokią sumą, realiai gal kokį čia mudaną nešiodavosi. Taip, nešiodavosi ir po 10 ir mažiausiai jisai 15 000 su savim turėjo kišenį. Tuose tai su savim. Mašinoje kiek pinigų turėjo. Stoji Petriukai, kokia tai pinigų suma, tai kaip, kur susikišti tiek, kiek ten kišenių reikia turėti, šitiek susikišti pinigų. Jis visą laiką turėdavo kur susidėti. Jis tokią tašę ten turėdavo, tokią, nu kaip jie vadinasi, tokią tašiukį kaip kompui susidėti, žinai, kaip į kompą. Nu tai jis visą laiką turėdavo tokį. Tai jeigu jis užgėrė, pavyzdžiui, mašinos nevairuoja, pochui, prie viešbučio mašiną palieka, taksu važiuoja. Ai, ne? Na jo. Ne, tai yra žmonių, kurie leidžia savo ir pavalgyti kavinėse, ir nakvoti, ten keliauti daug. Tai aišku, yra žmonių, kurie verslininkai kokie nors. Ne visiems taip išeina pagyventi. Bet jau, nu tai bet jis ir namus pasistatė. Kelis namus net pastatė, dukrai pastatė, žmonai atskirai namus pastatė. Pochui, jam da pizdė. Neblogai. Yra, kas tikrai gerai labai gyvena. Taip, vaikam padeda, tai aišku, tai vaikam visada visi padės. Jeigu myli vaikus, vaikai myli tave, santykiai geri, tai ir padėti, manau, reikia. Bet pasitėm, kiek žinau, santykiai nekokie buvo. Petriukai dovanėlę gavai. Karalis tik to. Ačiū. Tai man patikdavo dėl to, kad jis važiuodavo pas svetimas moteris. Žinai, matai, tas įsisijuokė, sako, ale, puikia moterį, žinau, sako, davai važiuojam. Į taksą įsėdom, važiuojam, į kiemą įvažiuojam. O, kurva, sako, jūgi vyras namie. Tai tu, kurva, sakau, randi pas ką važiuojam. Bet ir moteris, nu. Na, bet te prisižvengdavosi. Na. Neužtenka vyro, tai reikia mylušių. Ai, kokios tos moteris, ne? Ai. O, jo, jokinė. Tai jau čia seniai, žinai, buvo prieš tokią, sakau, 12 metų. Kaip? Dažnai laikai pasikeitė, žinai. Tai... Man tai ačiū, nenoriu aš. Daug komentarų, žinokit, nespėjau viską perskaityti, tai nepykite manęs. Nespėjau viską perskaityti, džiaugiai daug komentarų. O tai tave, Neringa, noriu paklausti, jeigu taip, yra svetimas vyras kabinės, kada realiai? Realiai tai ne, bet žinučių... Nu, va, taip, va, pažiūrėjau, gyvai, va, ten siūlytų draugaut, kai jau turi santuoką. Ne. Dar nebuvęs. Ne, realiai tai ne. Tokio dalyko nėra buvę. Bet į privatų rašė, ne, va, taip. Tai jo, žinučių tai aš daug sulaukiu ganėtinai, tikrai nemažai. Palyginus. Žiūrint, kiek naujų žmonių, kas jau mane žino, tai žino, kokia aš esu, o naujų nežino.
Tai tikrai daug žinučių tokių sulaukiu. Na, aišku, dažniausiai žmonės tiesiog sveikinasi pirmiausiai, kas Labas. sekasi, sveikinasi. Petriukai, aš biški bėgu pažiūrėti, kai mano apkepas varškės kepa. Gerai, mažyt. Girdžiu, jau man ten funkcija baigėsi, bet dar pažiūrėsiu, gal dar reikia biški pakepti, atbėgsiu. Gerai. Labas, labas. Nu, kaip tau sekasi? Labas, mažyt. Ką painę reikia įsivalyti. Nors ir švariai, bet įsivalyti reikia. Tai svarbu gerai to. Aš ir gerai, žinai. Puikiai. Nu, dar nustačiau kep, dar turi jis biški pakepti. Tu va, neringa va šitų valiklių nusipirk. Čia ką, dujinės, ane, metalus visokius valo, ne, gerai? Patikėk, viską nuvalo. Ir Ane? sienas, ir plyteles, ir viską nuvalo. Ne, daug darbo nereikia. Papurškiai, nušluostai, nuvalo viską. O, blemba, nu. Aš pirkau, aš išmėginau, man viena vieta nenusivalė. Labai stipriai. Bandžiau ir langų valiklių, bandžiau ir dar kitokių valiklių. Tai sakai geras tikrai, ne? Jo, ir labai gerai nuvalė, va. Viską kaip nauja nuvalo, va, tik papurškė ir kaip nauja, žinai. A tai kur perki? Čia šito gero Aš daiktą. šitą pirkau Maksimui, žinai, pirkau. Maksimum yra, ne? Jo, aš pirkau Maksimui. Na. Mhm. Dar aš turiu vieno tokio valiklio, ten ir dujinėm, ir valytėmis. Nu, va. Gali Petriukai kokią reklamą, nežinau, tegu Maksimą tau sumoka už reklamą, kad tu čia taip rodai. Čia langan, va, toks. Ai, šitą ir aš irgi naudoju. Jo. Šitas geras, šitą pati naudoju ir langam, ir kokiam stalui nusivalyti visai gerai. Tai va, aš taip, tai žinai, va. Tas nerzina. Viską nuvalo, reikės dar sakiau, suksiu, kad aš dar šito nusipirk, labai geras šitas dalykas. Jis gerai valo viską. Nu, ja, tu koks tu tvarkingas, nu. Tai dujinės reikia nusivalyti, nusivalgyti, žinai, pasidarei. Nusivalei, man smagu, kai švaru viską, žinai. Reikia, aišku. Tai, pažiūrėk, kai iškart pavalgio darimo išsivalai, tada nereikia gramdyti ten tų, kaip būna jau. Ne, aš visą laiką taip įsivalau. Mažiau vargo. Moki gyventi tvarkingai, tikrai. Šauniai tvarkaisi. Labai. Prašau, kad jūs pas Petriuką aš čia. Vėl nepatenkinti buvo. Aš skaityti su komentaru, nespėjau. Supraskit, daug komentarų bėga, aš nespėjau visko skaityti. Vienagi esu, tai negaliu aš taip visko perskaityti. Tai kurčiai. Tai žiūrėjau, atrodo, šarūnai. Nes, ačiū Natalija už komanduką. Nes tikrai nespėjau skaityti su komentarų, įsivaizduokit, tiek žmonių iš Petriuko man pas mane perėjo, aš nespėjau daug komentarų. Kokią mašiną vairuoju, koks skirtumas stiklė, kokią aš mašiną vairuoju. Koks skirtumas, kokią aš mašiną vairuoju. Limuziną vairuoju, okei, tinka. Limuziną vairuoju. Pas mane limuzinas. Skirtumas, koks čia kvailas klausimas, kokią mašiną vairuoju. Ne, įvairuoja, žinai, kokią mašiną. Lamborghini. Jo. Aukščiausios klasės pas mane. Jo, aukščiausios klasės, jinai vairuoja Lamborghini. Rūpia kokią mašiną, aš nesuprantu. Kur gyveni, kur gyveni, kokią mašiną vairuoji, kur, nežinau, ką veikia vakarais, ten kur važinėjai, dievulėliu. Žmonės, koks skirtumas, kokią mašiną važiuoja, svarbu, jinai techniškai tvarkinga,
svarbu nedreba, variklis nekarkši ir žinai, kad su ją gerai nuvažiuosi iki taško B, iki taško A ir svarbu važiuoja. Mano pažįstamas draugas turi 15 metų senumo mašiną, bet kaip nauja atrodo. Nei variklis karšti, nei kondicionierius net karštą veikia. Labai puikiai, vėsina viską. Tvarkinga. Jo, tvarkinga mašina, nesvarbu kokį. Tatuką vakarė. Ačiū už rožytę. Nu, iš tikrųjų, man irgi, ačiū Neik už rožytę. Man irgi, mano nuomonė, geriau, nežinau, kažkur kitur tos pinigus padėti, nei kad, pavyzdžiui, kokį bemsą ten tvarkyti, ten, pavyzdžiui, ten daug negusinti remontai yra. Jau geriau namo įdėti, ar į namus geriau įdėti tuos pinigus. Nusipirkti. Jau namus geriau gražesnius pasidaryti, negu mašiną geresnę nusipirkti. Va tokia nuomonė. Po to, kai viską jau susitvarkysim, dar ir kiemą. Ačiū labai už gėlytės. Ačiuka. Tai irgi galvojam viską, kai sutvarkysim, tada ir pagalvosim apie kitą mašiną, gal kokį, nežinau, biškį naujesnių metų, nežinau, kad, nu, tiesiog gal kokį džipuką pasimsim, nu, kažką tokio, nežinau, galvojam. Nieko, neringa, žinok, mašina vyras su žmona turi bagažinę išmėgyti. Jeigu pailga bagažinė, tai, žinok, gamtoj turi jie išmėgyti mašiną. Na. Nu jo, tai, pažiūrėjau, daiktam kokie, man, kad vis tiek, pažiūrėjau, pas mane mašinų nieks netelpa. Nieks netelpa? Nu, niekas ten netelpa, pas mane mažytė mašinytė. Ten porą, viskas. Nu. Tai jau su vyru neitų to mažiukiai mašiniukiai pasimylėti. Ne, niekaip, pietukai. Niekaip. Nu. Tai va, vienu žodžiu, tai vis tiek kiekviena mašina šeimoje tikrai turi būti didesnė, kad galėtum daiktus kažkokius susidėti ir panašiai. Miglė rašo, tai Opelis ne mašina. Iš kur tu čia dabar sprendi, kad Opelis ne mašina? Opelis, aš galiu pasakyti, Opel Kadett. Mes dar ankstesnę seną tokią Opelį turėjom. Tai aš galiu pasakyti, laukai buvo iškultivuoti. Su drapakais perėję. Tai mes važiavom per laukus su Opeliu. 120, tai žinau, kai laives įdėtum, karočią, taip smagiai važiavom per laukus, kad net nesijautė, kad važiavom per laukus, galvom, kad per plentą važiavom. Antiek amortikai buvo geri, kad tu patikėk. Nu ką tik tai va išarta žemė, nu su šituo pervažiuota, kaip tuo vadinama, nu, sėjimui ruošti. Tai žinau, kaip ėjau, tai tu patikėk 120 važiavo. Nu. Ir amortizatoriai, bet senas Opelis buvo. Bet kaip ėjau, tai kaip laive būtum, sėdėtum, žinau. Ai, kad čia labai jau jie susireikšminė. Opelis ne mašina, nu jokinga. Man jokinga. Ir aš galiu pasakyti savo nuomonę apie daugą, bet aš savo nuomonę dažniausiai savo pasilieku, kad nebūtų čia diskusijų. Nesvarbu kokia mašina, svarbu, kad jinai važiuoja techniškai tvarkingai. Jūs nežiūrėkit, kad daug komentarų, žinokit, aš ir čia blokuoju. Vieną jau spėjau užblokuoti, vis tiek užgaudžiu, ką galima užblokuoti. Taip, kad žiūrėkit, ką rašote. Nepatingėsiu pablokuoti tikrai. Nesinervuok, neringa. Tai reikia čia daryti tvarką. Ačiū labai už spurgę. Reikia daryti tvarką reikia daryti. Ačiū labai. Ačiū už spurgę. Blokuok, okei. Pala, kur pabėgi, to aš tai užblokuosiu. Daug komentarų, bet ir čia galiu susitvarkyti. Kuo puikiausiai. Nes nėra man čia sunku. Ale tik tai pas mane ateina, ne, tiek heitų pareina, ne, kad viešpatį Dievą. Jo. Tai esmė tame, kad prašo žmonės, ko tu pas Petrą, ne tik pas Petrą, kad ateini vėl visi nepatenkinti. O tai kaip pat, pavyzdžiui, viena būna, tai visi draugiškai pas mane ir niekas ten nieko ne... Matai visi tik pas Petrą. Aš nesuprantu, kuo tas Petras toks ypatingas, kad... Visi pas Petrą, gal visi sumastykim, visi pas Neringą eiti. Kart finish, tai heito ne man, o Petrui. Iš jo ateina pas mane heitint ant jo, supranti, ką mes esmė. Jo.
Pablokuosiu, netingios. Tuo visus užblokuosiu. Jo, daug žmonių, belė kiek iš tikrųjų dabar atėjo. Pas mane būna, pavyzdžiui, žmonių iki 20 laikosi, o čia va šiam 3, tai jau su tiek yra ką veikti susitvarkyti. Jo, čia jų Ką veikti susitvarkyti. Aš jau realiai nebespėjau, ačiū Vedas už komandinę. Aš jau nespėjau žiūrėti ir nespėjau čia nieko. Galima rašyti. Po blokavimo, ką žinau, tai užblokuoju su visam. Pas mane kas užblokuotas, nei vienas nebegrįžo. Jo, Petriukas ypatingas, pas Petriuką visi lekia ir visi blogai rašo, arba dar kažkas dar gerą nuomonę parašo, visokių čia būna. Bet esmė tame, kad iš jo ateina pas mane heitit ant jo, kažkokia tais nesąmonė, rimtai, Ko neini pas Petrą, tik pas Petrą, kai nueini, tai vėl kažkokie susiraukėliai. Jo, normali praktika, normaliai, o ką? O kam čia reikia? Debilė jobano, gerai, ate ir tau. Kuo mažiau čia tokių bus, to bus geriau. Jo, blokuoti normali praktika, ate ir tau. O tai kam jūs man čia reikalingi tokie? Aš kai vieną būnu, pas mane visi normalus, ateina normaliai bendrauja. Nėra ko žaisti. Visų ten neblokuosiu, yra kas normaliai rašo. Purgiau, nežinau, aš turiu savo gyvenimą. Gerai, boružėlį ir tau, ate. Eik pas Petrą, nes pas mane jau nebeteis. Jo, normalius tai aš neblokuosiu, ką man normalius blokuoti. Aš normalus parašė. Paklausk, ar Petras dainuos šiandieną. Tai gal dainuos, aš manau, Petriukas, manau, kiekvieną dieną padainuoja. Petro daktarai. Aš daug ką suprantu, žinok. Daug ką suprantu. Ačiū Vedai. Daug ką suprantu. Negalvokit, kad aš čia nieko nesuprantu. Aš daug ką suprantu. Ačiū Vedai, sumėti visas rožytės. Sėkmės Algirdai, skanaus tau. Skaniai pavalgyk. Aš tai būtų kažkaip anksčiau čia labai komentarų neskaitydavau, bet dabar atkreipiu dėmesį, kad tikrai galiu susitvarkyti su tais komentarais. Nėra čia toks didelis bumas jų, kad aš nesusitvarkyčiau. Skanaus Algirdai, iki. Man nesvarbu, esam kartu. Kas kartu? Ačiū man už rožytę. Kas kartu? Kur kartu? Su kuo tu kartu? Viena paliksi. Ne viena, aš viena nepasiliksiu. Tai aš viena nepasiliksiu, nes sakau, aš kai būnu pas mane visi normalūs žmonės ateina. Normalūs. Ir realiai jokio heito pas mane nėra. Visi draugiški, sveikinasi, tarpusavį komentuojasi, jie, nežinau, visai kita publika, visiškai. Tu su manim kartu su tavim tikrai niekur, Bobė, ar neįsiu. Visi Petrų užblokuoti pas tave ateina. Tai greičiausiai. Jau ne tik pas mane. Čia, kai ir kiti susijungia, irgi bėga, čia tik tais purvais darbšti žmogų. Tai visokių yra, tai aš nesakau, kad nieko nėra. Nieko nėra, aišku, kad visko yra čia. Įžeidė mane. Aš tave įžeidžiau, o kas buvo? Bober. Ai, kad neįsiu su tavim, ne. Ačiū, Stelio, už komanduką. Kas čia tave įžeidė? Kur tu čia įsižeidęs jautiesi? Įsižeidęs ir dar pamėgoja, tapinė. Įsižeidėlis. Įsižeidėliai kokie. Tai va, esmė tame, kad ne tik pas mane ateina, o daug kur. Baisu neskaityt, kad labas, Lemon, labuka, sveikutė. Tai čia ne tik tais pas mane, pas daug ateina, tai va, aš irgi atkreipiu dėmesį. Ok, dar vieną blokuojam. Ate. Ką žinau aš, ginčiorai aš nežinau. Tu ko patys neinat pa žmogų paklausti. Eikit paklausti, Ar užblokuoti jau čia visi esat. Negi visi čia tokių užblokuoti, kad negalit nueit patys kažko pa žmogų paklausti. Eikit ir paklauskit, Tai pas mane ir taip mane užblokavo. Tai buvo vadinas už ką, kad užblokavo ginčiorai.
Nereikėjo rašyti nesąmonį, būtum neblokuotas, nu. Va, irgi užblokuotas rašo. Tai sakau, čia realiai tikrai visi užblokuoti ateina pas mane. Nu, ne tik pas mane, pas kitas mergaitės, kurios detlino su Petriuku ateina. Nu, tai va, užblokuota, nu, tai va, tai ką aš padaryti galiu, kad jūs čia visus užblokavo. Niekas. Visų komentarų tikrai neperduosiu. Ta pati blokuoji. Tai pati blokuoji. Jeigu yra ką blokuoti ir blokuoju, aš ir pas mane žiūri 10 žmonių, aš jau už tų 10 sugebu kažką užblokuoti. Jo visi Petro heiteriai susirenka. Aš jį pažįstu. Nu, tai va, eik tada į svečius ir pabendrauk. Jo modai lievi. Nežinau, aš jo apie modus nieko. Jei rašo žmogus Opelis ne mašina, tai blokuoji. Tai Andriau, mano reikalas, ką man blokuoti. Taip? Mano reikalas. Nes aš pati vairuoju Opelį, dabar rašo, kad Opelis ne mašina, tai tada gal ir aš kaip žmogus esu blogas kažkoks žmogus, ane? Tai čia realiai noriu, ką noriu, tą blokuoju. Mano yra reikalas, ką blokuoti. Mano pasirinkimas, ką blokuoti. Taip? Ar ne taip, Andriau? Tu, kai darysi laivą, nežinau, darai ar nedarai, daryk tu ten, ką nori. Aš man jokio visiškai skirtumo, ką tu ten blokuoji. Nu, ir... Dievelėlė, sutrenktų. Nu, Nu, Petriukai, kur bažingė? Su visais drabužiais grįžai, ką? jo, kiek, žinai, kad nesulytų. Čia ne drabužiai, čia, žinai, mazgotės virtuvėje. Mazgotės, rankšluostukai, žinai, įskalbiau, skalbiu mašiną, įskalbiu, žinai, kad naudotis galėčiau toliau, žinai. Tai įsiskalbi, skalbienkį, naudoji toliau, žinai. Matau, Andriu, subėgo, visi čia subėgo heiteriai. Čia Petriukai, žinok, visų tavo užblokuoti pas mane atėjo. Realiai. Jo, pas mane, jo. Pas tave Jo, atėjo jo. užblokuoti. Daug kas parašė, kad užblokuotas. Tai čia žodžiu tokie va visi susirinko, realiai. Yra keli mano žmonės atėjo, bet nedaug čia. Realiai tuose komentaruose mano žmonės realiai paskęsta, aš jų net nespėjau pamatyti. Nereik man tų modų. Andriau, supranti, kas yra, aš kai vieną būna, aš puikiausiai susitvarkau. Pas mane žmonių žiūri nedaug. 10 iki 20, va tai va. Tai aš puikiausiai pati, žinau, susitvarkau. Man nereikia. BMW labuka. Silpino jėkėja. Tai aš man modų nereikia, aš pati susitvarkau. O, gavau bulvę. Ačiū labai. BMW gangsta, ačiū už bulvę šitą. Tai man modų tikrai, man ne vienas yra siūlęs. Tai man žinokit, nereikia, aš susitvarkau. Aš pati susitvarkau. Tai va, nebūtina. Ko puikiausiai susitvarkau. Pas Petras jau labai senai buvau. Jau pamiršau net, kas čia darosi. Nu, kai sako, moterys dažnai mėgsta kartais su moterim. Ačiū už šitą katinėlį. Dažniau pasijungne, ačiū. Man viena, kai aš būnu, kai viena, man ramiau būna gyventi. Atėjau dėl to, nes realiai keli žmonės tikrai prašė, ko tu neini pas Petrą, tik pas Petrą, pasiimam pas Petrą. O Jėzus sako, tai nueisiu, jeigu taip jau norit, nu. Nes tikrai realiai klausė, ko tu neini, o Jėzus sako, nueisiu, Jėzus. Tai jie gal nori mūsų ženyti, neringa už tai. Nu jau tikrai, kad tegul patys ženėsi ten su ko nori, tai esmė tame, kad nu, daug buvo klausimų, kodėl. Nu, svarbu, kad tu ateini pati savo norų, o niekas kitas. Juk anksčiau tai šis dažnai mes kartu gyvetlindavom, nu. Jo. Dažnai taigi būdavo. Ačiū. Tai va, jų žmonių biški mažai. O dabar dar geriau komentarus sužiūrėt galėsiu. Aš tai saktukų nespėjau pirkti, nes saktukus kažkas nuo šniūro pavakė. Žinau. Rimtai saktukus? Ai, karačią negaila ten. Nasik atėjau,
drabužiai be saktukų likę. Aš sakau, kai ne. Mhm. Pasipirksiu tų saktukų. Na. Nu, jo. A tai šiandien Petriukai ruošies dainuoti, čia klausia irgi pas mane, ar dainuos Petriukas. Tai nuo ryto. Nebent vėliau, nes aš dabar dar viskį turėsiu išeiti. O tai va, ateikit vėliau pas Petriuką, paklausysit dainų. Vėliau. Dabar žmogus nenori dainuoti. Dar tik tais realiai vos ne pietus, tai dar tik tais tingisi. Tai vėliau dainuos. Tai va, ateikit pas Petriuką klausyti dainų vėliau. Ne dabar. Dabar nedainuos. Išgirdot mane, ar neišgirdot? Nedainuos dabar. Vėliau dainuos. Dainos bus truputėlį vėliau. Tai va, kas norit, prašom. Tau ir patinka, neringa kartais paklausyti mano dainos patinka. Jo, man tai visai patinka, jo. Tikrai. Dabar kažkokią naują lygtis dainą dainavai. Apie Justiną. Apie Justiną. Jo. Jo, dainavai, ne? Dainų sukurė, jo, sukurė. Naujų dainų galima išgirsti. Tai va, ateikit vėliau, sakė Petriukas dainuos. Ateikit, juokavėsis visus. Tai bus su kažkuo gal susijungęs, pas tą žmogų. Ateikit taip, kaip pas mane ateina. Šiandien geriausia kapinių sargus, su tim kušneku, sakau, man dėl kapų vietos galėtų parektuot. Sako, tu visai durnas, tu Petrai, sako, miręs, jau miršt ruošies. Kol norėčiau susitvarkyti, pasidaryti antkapį, žinai, viską. Sako, tu visai, sako, proto turi. Oho, kaip čia dabar taip sumastai, Petriukai? Ja, taip sumasčiau. Nu ką, mažytė, atsijungiu, laikykis. Nu, okei, Petriukai, tai teta.